Šiame video kalbėsiu apie 20 energiją. 20 energija tai yra teismas. Ir šiaip, jeigu žiūrėti taro arkanus kortas, tai yra toks dangaus teismas. Iš tikrųjų pakankamai sudėtinga paaiškinimui yra energija, nes jinai dvasiškai labai gili ir turi labai gilę dvasinę reikšmę ir žmogui, kuris neina dvasinių kelių, aišku, ją labai sudėtinga priimti ir subalansuoti. Tiesiog čia reikia labai stipraus tokio priėmimo. Labai stipraus priėmimo, suvokimo visų procesų, nes šiaip žmogus viską viduje ir taip žino ir jaučia, tik taip, kai yra blokuota, kai yra išbalansuota, tai viskas ne tą linkme, ne taip nukreipia tą savo energiją. Jinai gali būti bet kuriame matricos taške, išskyrus viršutinį tašką, ten kur mėnuo, ten nebus tos energijos, bet pašaukime gali būti, socialiniam pašaukime, misijoje, tai kas neapskaičiavo matricas, galite apskaičiuoti video apačioje. Yra nuoroda, kalkuliatorius, kur galima apskaičiuoti. Tai dabar apie 20 energiją, tai yra misija to žmogaus kviesti ir prišaukti prie doro kelio žmonės, ir jinai labai labai glaudžiai susijusi su giminė. Tai yra, kas turi tą arkaną skaičių didžiausiose pozicijose, kraštiniuose, tai labai didelė tikimybė, kad žmogui reikia padėti išvalyti giminės karmą. Ir iš tikrųjų tai nėra labai lengva. Aš turiu tokį ženklą ir vienu momentu jaučiau, kad antiek turiu visokių būsenų ir tokių išgyvenimų. Toks jausmas buvo, kad turiu išvalyti tiesiog visą giminės karmą. Toks jausmas realiai egzistuoja, nes jinai duoda labai daug užduočių su žvaigždute. Bet ne veltui duoda tokiam žmogui, reiškia, visą laiką duoda pagal galimybės, pagal ištvermę, ir jeigu žmogus ištvermingas, be abejo, tik tai tam žmogui gali suteikti tokią misiją, tokį pašaukimą, grinai padėti giminiai iš žemų vibracijų, iš žemų, iš tamsos, taip sakant, pereiti į šviesą. Ir aišku, tai vyksta ne pirmame gyvenimo etape, tai truputėlį giliau, kai žmogus jau pradeda dvasiškai tobulėti, kai supranta gilesnius procesus truputėlį kitaip. Ir 20-ukas tai yra tokia sąžinė ir vidinė sąžinė. Ir jisai veda žmonės daryti pagal sąžinę. Bet minusai, įsivaizduokit, ką gali padaryti teismas ir ta tokia sąžiningumas, sąžinė viduje, kai jinai yra išbalansuota. Tai aišku, be galo daug yra savikritikos, teismo savyje, nuolat žmogus gali teisti save, kitus, dalinti į, aišku, dar žiūrint dar kokių yra ženklų, pavyzdžiui, jeigu dar yra dvejetukas šalia arba penktukas, tai ten jau viskas yra padalinta, visi žmonės gerai ir blogai, gražu, negražu, galima, negalima, teisingai, neteisingai, ir be abejo visą laiką vidinis tas teismas, o kaip šitaip galima, o kaip tu taip galėjai, o kaip čia taip įmanoma. Žodžiu, labai daug tokių yra dalykų, kurie nepriimtini ir tiesiog padalinama yra į baltą ir juodą ir nėra tokio totalaus priėmimo. Bet 20-ukas jisai pliusė, jisai veda į vientisumą. Vientisumas, kai yra susijungę
ir tamsa, ir šviesa, ir nėra nieko blogo, nėra nieko gero. Žmogus tiesiog turi suvokti, kad net ir tokie dalykai, kurie nepriimtini, kurie yra jo galvoje, yra blogi, jie irgi reikalingi tam momentui, kad žmogus kažką suvoktų. Ir pliuse šitas žmogus yra skenuotojas, jisai nuskenuoja visiškai, jisai moka pamatyti, toks parapsichologas, kuris moka pamatyti tą ryšį iš labai labai giliai. Ne tik tai, kodėl jisai taip pasielgė, nes jisai ten kažką jam skaudėjo ir taip toliau, bet realiai jisai gali matyti tą liniją, kur prasidėjo nuo ne tik tai nuo vaikystės, bet ir nuo praeitų gyvenimų. Ir jisai giliai tą mato ir tuomet jisai totaliai gali priimti visus. Todėl jisai gali totaliai priimti savo giminę. Nes minuse būtent problemų su giminė gali būti nepriėmimas, tiesiog nesuvokimas, o kaip taip galima. O kaip taip galima gyventi, o kaip tai galima pasielgti, o kaip taip galima pasakyti. Žodžiu, va toks minuse nepriėmimas. Pliuse yra labai stipri intuicija. Toks atlaidumas. Moka ir gali suburti tiek šeimos narius, tiek apskritai žmonės nori būti šalia, nes jie jaučia, kad gali būti priimti. Aišku, jeigu jisai pliuse, tai iš vis ten totalus priėmimas ir žmonės jaučiasi, bet koks žmogus, nesvarbu kokią nuodėmę jis yra padaręs, jisai turi galimybę būti atleistam ir to žmogaus pliuse žmonės visi gali pasijausti vienodai priimti, vienodai mylimi pliuse. Bet aišku, minuse jie visi atrodys, kad jie yra kažkokie netokie, kad kažkam kažko trūksta, kažkas kažkaip netaip atrodo, netaip elgiasi ir taip toliau. Šiaip viena iš užduočių yra sujungti savo giminę, padėti savo giminiai, šiaip ir materialiame gyvenime, realybėje, padėti neatsisakyti, padėti priimti. Giminė tai yra mama, tėtis, sesės, broliai. Ir kas iš giminės ten irgi, jeigu kreipiasi pagalbos, irgi neatsisakyti. Ir vyro giminė irgi jau skaitosi giminė, kadangi kai priemam kitą žmogų, tai ir jo šeimą, ir giminę irgi mes priemam. Ta energija, jinai apie atleidimą, išvalymą, gailestingumą, apie atgimimą. Ir visiškai nesvarbu, kokias nuodėmės žmogus yra padaręs, visiškai nesvarbu. Jisai visą laiką gali būti mylimas, jisai visą laiką turi teisę į meilę, tik tai jisai pats save apriboja. Turi ekstrasensorinius sugebėjimus, traukia visą laiką mistiką, ezoteriką, gali būti stiprus ryšys su mirusiais, tiesiog gali ateiti per sapnus, kažką arba prašyti pagalbos, arba kažką patarti, gali būti kažkokių pranašiškų tokių jausmų arba sapnų, irgi nereikia nuvertinti, tiesiog žmogus turi tą ryšį su tuo pasauliu, jisai viską jaučia, viską mato, nes 20-ukas yra labai daug patyrusi siela, tik tai, kai jau užblokuota, aišku, to nesuvokia, gali bijoti tokių savo galimybių. Ir kaip ir minėjau, tai yra transformacija iš žemų į aukštas vibracijas ir veda į vientisumą tiek savo šeimą, į sujungimą, tiek savyje. Irgi turi tokį mechanizmą transformacijos, kuris kažkada gyvenime duos tokio
labai stiprų pokytį, galimybę ateiti prie vientisumo ir visiškai pakeisti savo gyvenimą. Reikia išmokti atleisti ir išmokti dėkoti šeimai, suvokti, kodėl šeimos nariai, mama, tėtis ar dar kiti yra tokie, kokie yra. Jokių būdų neteisti, visiškai totaliai priimti, kad taip, jie tokie, jie taip gyvena, aš taip, nepasididžiuoti, nesistengti būti geresniems nes čia bus pagunda tą pasididžiavimą, kad o aš kitoks, o mama mano, o tėtis mano, tai jau ten toks ar anoks. Tiesiog čia yra tokia pagunda nuvertinti, bet nuvertinti nereikia ir aukščiau savęs iškelt nereikia, nes mes atėjome iš giminės, mes be mamos ir tėčio negalėtumėm gimti ir kokie jie yra, tai yra jų pasirinkimas ir tiesiog vat būtent taip siela gali praeiti. Galbūt visiškai ne taip, kaip mes suvokiam, yra gerai. Galbūt kažkoks elgesys išvaizda kažkaip ne taip mums neatitinka mūsų suvokimo, kas yra gerai, bet čia yra jų priežastys, jie turi priežastį tam ir tiesiog totaliai priimti ir atleisti už viską absoliučiai. nes ten yra gilioji priežastys, kas įvyko, visiškai nesvarbu kas, kaip ir kūrėjas viską atleidžia, taip ir 20-tukai irgi galėtų viską atleisti. Turi gydymo dovaną, labai stiprią energiją, suvokia labai giliai gyvenimo prasmę, visatos dėsnius, plius tiesiog jaučia visą tai. Ir šiaip jeigu žmogiškajame lygyje, tai yra geras labai draugas, nepakeičiamas darbuotojas, domisi viskom, toks novatorius, labai smalsus, atkaklus, labai moka dirbti kolektyve, labai jaukiai žmonės jaučiasi jo kompanijoje. Bet vat, apie minusą pakalbėsiu, kodėl galėjo išsibalansuoti energiją. Kažkada praeitose gyvenimuose galėjo susidurti jisai galėjo būti priežastimi išdavystės šeimoje. Galėjo išduoti mamą, tėtį, šeimą apskritai, tiesiog jo interesai buvo aukštesni negu šeimos interesai, galėjo atsisakyti prižiūrėti šeimos narius, tiesiog palikti visą šeimą, nebendrauti, žodžiu, galėjo būti kažkokia išdavystė. Ir dėl to jisai pasąmoningai gali bijoti visokių išdavysčių, gali susidurti su artimų žmonių išdavystė, šiaip kad toks atpildas, kad jisai pamatytų iš šalies, gali būti konfliktai su šeima, nepriėmimas, atstumimas, kad čia nėra mano brolis, aš jo ten nepriimu, tai aš ten tėvas, aš jo nepriimu, man tokio nereikia ir taip toliau gali būti va tokių konfliktinių irgi pagundų, taip atsisakyti, atsiriboti nuo savo šeimos narių. Gali būti šeimos tradicijoms kažkoks požiūris neigiamas, tiesiog vengia kažkokių šeimos tradicijų, nenori susiburti, nenori kažkokių net ir profesijos kažkokios šeimininės prisimti, gėda už tėvus gali būti, gėda, kad va toks tėvelis, gėda, kad tokia mamytė, gali tiesiog niekam nepasakoti apie savo tėvus, galvoti, kad vat, jie yra nepriimtini ir bijoti parodyti savo draugam, pavyzdžiui, ten kažkaip tokie gėdai gali būti, nepriėmimas tiesiog, kad vat taip yra ir man nepriimtina ir aš geriau atsisakau to, niekam neparodau ir tarsi man nereikia, tarsi manęs čia ir nebuvo. Taip.
Tai vat svarbu yra atleisti, nes specialiai bus tokių provokuojančių situacijų, specialiai bus tokių provokuojančio elgesio, konfliktų, bet reikia viską totaliai išmokti priimti, e, nes tai yra pradirbimas, subalansavimas tos energijos, kas kažkada buvo padaryta neigiamai, tai va dabar reikia ištaisyti ir dar savo giminiai padėti ištaisyti, bet neteisti jų, nesakyti, kad jie blogai gyvena, o tiesiog tas vyksta per pačio žmogaus transformaciją, per pačio žmogaus vientisumą, tiesiog energija pradeda eiti kitokia į giminę ir jinai atgyja ir jinai pakeičia savo struktūrą, tai yra iš tamsios energijos į šviesesnę. Šitie žmonės bijo kritikos, bijo, kai jį kaltina, labai nemėgsta to, bet gali dažnai susidurti su to, kad jį teisia, smerkia, nes ir patys gali labai kritikuoti ir kaltinti ir teisti, smerkti, nes nėra to priėmimo žmonių ir nesuvokimo jų elgesio, kodėl jie tokie. Čia, ir kaip tyčia gali susidurti su žmonėmis, kurie elgesi visiškai nepadoriai, kurie elgesi visiškai nesąmoningai, bet yra tiesiog, čia yra tokia užduotis žmogui suvokti priežastį, o kodėl jisai toks ir priimti, nes kuo daugiau baimių, tuo daugiau gali pritraukti tokių žmonių, įvykių. Minuse taip pat gali pasireikšti agresija, gali būti gana agresyvus, gali priversti paklūsti kitus žmonės, rodyti nekantrumą, nepagarbą, ypatingai artimiesiems, ar gali tiesiog labai griežtai kalbėtis, elgtis, nes gali ir net ranką pakelt prieš vyresnį žmogų, prieš giminę, mamą, tėtį. Visokiausi pykčio priepuoliai gali būti ir nežino, kaip prašyti, nemoka prašyti atleidimo, nemoka paleisti senas nuoskaudas, labai laikosi, toks išdidumas yra, tiesiog, o kaip taip labai teisia žmogų už klaidas ir negali atleisti, nes jam tai yra nesuvokiami dalykai. Šiaip kyla pavojus tapti labai kategoriškam, teisia ne tik tai kitus, bet ir save nuolat. Taip. Ir gali minuse atsiriboti nuo žmonių, nes nepriima, būti vienišas, jaustis tokią depresiją, izoliaciją nuo kitų žmonių, atsiriboti, nes yra baimė visų pirma, kad išdavystės baimė ir nepriėmimas. Aš nepriimu žmonių ir tiesiog santykiai su artimais gali būti sunkoki, tokie įtempti, šalti. Bet čia toks darbelis yra pradirbti tai, priimti, atskleisti savo šilumą, meilę, priėmimą, pasitikėjimą. Ir gali būti dar vienas minusas toks, kaip tik užsiciklinimas kažkoks šeimoje, labai didelė baimė prarasti artimuosius, prarasti santykius su šeima, toks didžiulė mirties baimė, kad kažkas gali susirgti, mirti šeimoje ir gali žmogui pradėti per daug tarnauti, kad tik tai tas neįvyktų, per daug jaudintis, apsaugoti, per daug kažką bandyti keisti, taip, kad išvengti kažko, tokia baimė gali vesti, kad kažkas atsitiks, irgi yra nepriėmimas kito žmogaus pasirinkimo, kito žmogaus likimo, gyvenimo. Tai čia yra
Čia yra, iš tikrųjų, dar reikėtų žiūrėti, su kokiom energijom gali susivibruoti šitą energiją, bet dažniausia, tą, ką aš pasakiau, dažniausia taip pasireiškia, yra toks užmezgimas su giminė, su šeima ir su tradicijomis ir atgimimu, atleidimu. Ir su tokia sąžinė, teismu, ne, kai žmogus pradeda teisti viską ir tuo pačiu ir save. Jeigu kažkokių turite savo įdomių įžvalgų, tai rašykite komentaruose ir šiaip labai man būtų malonu, jeigu kam patinka ir rezonuoja šitą informaciją, tai uždėti liuksą, nes kitu atveju man YouTube'as ištrina viewerius ir dėl to mano kanalas biški nukenčia nuo to. Tai mano didžiausia padėka iš jūsų pusės, tai bent liuksas ir čia būtų mano didžiausias palaikymas. Dėkoju, kad klausėte.